Sveiki, šiandien svečiuose lrt.lt vyr redaktoriaus pavaduotoja Aleksandra Ketlerienė. Labą dieną, Aleksandra. Sveiki. Noriu Jūs pasišnekint žmogų, kuris dirbat žiniasklaidoje jau ilgą laiką, būtent apie klasės zonas žiniasklaidoje ir politikoje, nes Jūs esat būtent už politikos dalį atsakinga, ar ne, LRT. Na, iš tikrųjų, tai kadangi esu vyriausia redaktoriaus pavaduotoja, tai už viską atsakinga, bet sakykime taip, mano didžiausia meilė yra tarptautinė politika, geopolitika, bet ir vidaus politika taip pat. Nes aš suprantu, kad internetas ir portalai, internetiniai portalai yra, kaip sakyti, ta bedugnė, ar ne, žiniasklaidos priemonė, kur galima sutalpinti daug ir visko, tol, kol dar žmonės ten kažką randa ir skaito, bet net ir turint tokį, kaip sakyt, didelį šaltinį, ar ne, kiek visgi temų jūsų galva, ir galbūt nėra tokių, o gal yra, kurios visgi nesulaukia pakankamai dėmesio ir kurios kaip ir lieka truputėlį šone, nepaisant to, kad jos yra svarbios. Iš tikrųjų, tai yra tokių temų tikrai ir aš manau, kad yra kaip ir dvi priežastis. Tai viena priežastis, kad yra tokių toksiškų temų, kur niekas galbūt nenori liesti, nes jos yra nepatogios arba sukelia kažkokias... O kas čia per temos? Na, tarkim, kaip pavyzdys, nežinau, man atrodo, kad ten viena iš tokių temų, jeigu taip konkrečiai, tai buvo tos kanapės, rūkymas ir panašiai, nes iš tikrųjų, pripažinkim, kad yra visuomenėje toksai, kaip čia įsitikinimas, kad narkotikai yra blogis, taškas. Tai išeiti su tema, kad žiūrėkit, kad galbūt bausmės yra per stiprios ir taip toliau, yra gana rizikinga, nes tu tada sulauki žmonių tokių reakcijų, kad tu čia už narkotikus ir panašiai. Pavyzdžiui... Bet tokiems žmonėms reikėtų rodyti ant akto kontroliuojančios institucijos leidinėlius, kurie buvo platinami kažkada vienam iš muzikos festivalių, kaip saugiai maišyti narkotikus. Oi, negalima. Negalima, net man atrodo, jeigu aš neklystu, net pagal įstatymus, pavyzdžiui, žiniasklaida negali tokių dalykų... Jo, bet būtent kontroliuojant institucija, bandydama išvengti ir mažinti, būtent buvo toks projektas, kur dalyviai gavo atmintinės, kaip saugiai maišyti narkotikus, ką galima su kuo maišyti. Tai jeigu tokiems žmonėms parodyti, kad tai yra valstybės institucijos paruoštas arba ten remtas projektas, tai matyti iš viso šokas būtų. Bet čia yra, pavyzdžiui, tas pats lytinis švietimas. Paimkim, tarkim. Kai kuriems žmonėms iš tikrųjų atrodo, kad jeigu tu nekalbėsi, problemos nebus. Kas yra iš tikrųjų labai keista, nes taip neveikia pasaulis. Ir aš, pavyzdžiui, pati turiu 9 metų dukrą ir mes klasėje mes tėvai patys pasikvietėm lektorę, kuri mūsų vaikam papasakojo, ten pagal jų amžių pritaikė apie šitą temą, nes mes suprantam, kad neveikia taip, kad jeigu tu nekalbė apie kažką, tai, pavyzdžiui, vaikai nesidomės, patys neieškos, vienas kitam nepapasakos, o kai papasakos, aišku, papasakos ir krūva nesąmonių kažkokių ir panašiai. Ir čia yra iš tikrųjų tokia, tokios temos, kur kai kuriems žmonėms jos labai atrodo ar jautrios, ar tokios tabu, negalima apie tai kalbėti ir panašiai. Ir dėl to, man atrodo, politikai nelabai jų imasi ir nenori apie jas kalbėti. Politikai yra reitingo žvėris, jiems reitingai yra svarbiausia, jeigu tai muša reitingą, jie nešneka, jeigu tai kelia reitingą, tai tikrai jie šneka. Taip, bet kita priežastis gali būti absoliučiai su tuo nesusijus. Kita priežastis gali būti, kad žmogus tiesiog apie tai nepagalvoja. Ir kaip pavyzdys, žmogus, kuris neturi vaikų, jis niekada nepagalvos, kad yra problemų su mokyklom, pavyzdžiui, kad nepatenki į mokyklą, negauni ir taip toliau. Arba, tarkim, aš esu pati iš tautinės mažumos, aš esu Lietuvos Lenkija ir tikrai yra daug atvejų, kai aš ateinu, kažką papasakoju iš mano realybės ir mano kolegos lietuviai nustemba, sako, taip yra, sakau, taip yra, bet jie nemato, nes jų aplinkoje to nėra, jie su tuo nesusiduria ir panašiai. Tai aš manau, kad kartais būna
vengiama tų temų, nes, tiesiog, reitingai, nepopuliaru, nekalbėsiu, bet kartais būna tiesiog nepastebima ir tarkim, esu skaičius tokią labai gerą knygą, vadinasi Nematomos moteris, ir ten būtent apie tai, kaip statistika, mokslas ignoruoja moteris, ir ten buvo toks geras pavyzdys, kad kol, atėjo į kažkokią didelę įmonę nauja CEO moteris ir tik tada įrengė parkingo vietas nėščioms moterims šalia įėjimo, kad jom nereikėtų per visą parkingą eiti ir taip toliau, nes kol buvo vyras su visą pagarbą, jis tiesiog apie tai nepagalvoja. Tai man atrodo, kad būna, kad tiesiog mūsų radare, nėra kažkokių temų, kurios nėra mum aktualios labai. Tai dėl to žurnalistikoje yra labai svarbu turėti labai įvairią redakciją. Tiek lyčių prasme, kad vyrai, moteris, tiek tautinė prasme, tiek, tarkim, seksualinių mažumų prasme, nes mes visi tada ateinam su savo matymu ir, yra mažesnė rizika, kad mes kažko nepamatysim, kažko neužkabinsim. O čia yra, taip, visą laiką, jeigu kolektyvas yra margesnis, visą laiką galima, kaip sakyti, bent jau kažkas žinos tą temą daugiau arba bent jau suvoks svarbą to klausimo. Bet ar yra dėl intensyvumo, dėl to, kad yra beprotiškas kiekis informacijos ir ypač jeigu mes šnekam apie politiką, ar yra dalykų, kurie tiesiog praslysta, nes gal ne tuo laiku, ne per tą kanalą išėjo ir nepastebėm, bet jie iš tikrųjų būna svarbus ir po to turi didelę reikšmę. Sakykime, tas pats Trumpo, ar ne, antra kadencija yra visiškai kitokia negu pirma kadencija, ar ne, ir matyt, daugelis galvojo, kad ir tikėjusi, kad ta antra kadencija bus kažkas panašaus į pirmąją, Taip. Bet ji nėra panaši. Tai yra įvykę dideli pasikeitimai, kurių didesnė dalis žmonių net negalėjo prognozuoti, kad taip įvyks. Iš tiesų, aš pati buvau pernai Vašingtone 3 savaitės, aš turėjau tokią stažuotę SEPOje ir jau tada buvo aišku, kad viskas labai smarkiai keisis, nes kur yra... Kas tie buvo signalai pirmieji, kad bus kitaip negu pirmoji kadencija? Esmė, kad tai nėra tik Trumpas. Ir man atrodo, kad geriausiai tai turbūt paaiškino buvęs Lenkijos prezidentas Aleksandras Kvašnevskis, kurį aš kalbinau ir jis mano interviu pasakė labai įdomų dalyką. Sako, mes turim suprasti, kad amerikiečių visuomenė keičiasi. Jeigu po Antrojo pasaulinio karo dauguma amerikiečių turėjo kažkokias europietiškas šaknis, galbūt ne patys iš Europos, bet ten, nežinau, proseneliai ir panašiai, tai dabar jų yra kur kas daugiau, kurie turi šaknis Lotynų Amerikoje, Azijoje ir panašiai. Jie su Europą nebeturi tokio ryšio. Ir aš, pavyzdžiui, pati labai patyriau Vašingtone, tarkim, kai mes turėjom labai daug susitikimų ir panašiai, ir mes ėjom į tokį Institute of Study of War, kur tikrai visi žinom, jie labai kieti yra. Ir jie patys juokiasi, sako, mes čia žmonės įsivaizduoja, kad ateis ir čia bus žmonės su kariniam aprangom ir tokie visi, ten tokie, jaunimas, toksai jo, analitikai. Ir ten tokia Karolina buvo ir jinai, būtent su Rusijos, Ukrainos karu dirba ir aš jos paklausiau, sakau, Karolina, kodėl jūs pasirinkot šitą būtent temą? Ne Kinija, net. Ir jis sako, nes mano senelė iš Lenkijos. Tai kol yra žmonių, kurie turi kažkokių ryšių su ten mūsų regionu, Europą, tol jie pasirinka tas temas, jie tą daro. Kuo labiau jų mažėja, tuo mažiau yra supratimo apskritai apie mūsų istoriją, apie mūsų, padėtį ir panašiai. Pavyzdžiui, jeigu aš neklystu, Trumpas turi ryšių su Airija. Bet jam tas nepadeda. Tai Melanija iš kur? Iš Slovenijos, man atrodo. Taip, bet ką aš turiu omeny, kad tai yra vienas žmogus, keičiasi pati struktūra visuomenės visos. Ir pavyzdžiui, aš irgi buvau taip, visiems pasakoju šitą istoriją, nes jinai mane taip, ne tai, kad šokiravo, bet taip supurtė. Mane pakvietė į Vašingtone, yra toks nedidelis, bet labai fainas komunizmo aukų muziejus. Ir kaip tik tuo metu, kai aš buvau, buvo atvežta Lietuvos paroda. Tai yra Lietuvos visa istorija kovos su komunizmu. Ir mane pakvietė ateiti ir aš atėjau ir nuėjau aš į tą visą jų ekspoziciją
Ir buvo 2 amerikiečiai, tokie, aš nežinau, kokių 25 gal metų. Ir jie tarpusavį šnekas, žodžiu. Ten buvo toks plakatas, kur buvo moteris iš Čekoslovakijos ir buvo parašyta politikė kažkokia, kad jinai kovojo prieš fašizmą, bet buvo nužudyta komunistų. Ir tie amerikiečiai 2 kalbasi tarpusavį ir aš girdžiu, kaip taip įmanoma. Tai palauk, taigi jinai su fašizmu kovojo. Tai kodėl komunistai ją nužudė? Ir aš suprantu, kad jie nežino tiesiog istorijos. Ir aš, tikrai nesikišu žmonių pokalbius, bet nesusilaikiau. Ir sakau, guys, aš jums galiu paaiškinti. Sakau, ar teko girdėti apie tokį Ribbentropo-Molotovo paktą? Aišku, kad ne. Taip. Sakau, žiūrėkit, yra plakatas, apie tai pasiskaitykit. Sakau, komunistai, fašistai bendradarbiavo. Tai nebuvo taip, kad komunistai ten su fašistais kovojo nuo pat pirmų dienų. Ir aš suprantu, kad tai yra Amerikos visuomenė, kuri, nežino tiesiog mūsų istorijos. Ir tada man kyla klausimas, o kieno čia problema? Galbūt mūsų. Galbūt mes turim tą savo naratyvą eiti ir pasakoti. Lenkai beje tą daro. Lenkai be Moravieckio buvusi vyriausybė buvo skyrus milžiniškus pinigus tam. Dabar nežinau, Tusko vyriausybė kaip elgėsi, bet jie matė tą naudą ir reikalingumo papasakoti, kaip buvo iš tiesų, kad nedominuotų tas rusų naratyvas, kad mes čia laimėjom 2 pasaulinį karą vieni patys. ir tas pats Trumpas beje buvo parašęs, kad per 2 pasaulinį karą žuvo ten 2 milijonai rusų ar kažkaip taip. Ir aš galvoju, kokių rusų? Taigi ir ukrainiečiai, ir baltarusiai, ir lietuviai, ir latviai, ir kartvelai, ir kas tik nori. Tai vadinasi, tas rusiškas naratyvas, jis yra laimėjęs. Taip. Ir mes čia pralaimėm šitoj vietoj. Prisimint Lenkiją, žinau, kad tikrai Lenkijos ir vidaus, ir užsienio politiką puikiai išmanot. Kas ten keičiasi? Ko mes dar nematom? Nes istoriškai jau taip yra, kad mums vis laikai gerai sekdavosi, kai turėdavom geriausius santykius su Lenkija. Ir labai nesisekdavo, kai tų santykių neturėdavom. Kas dabar toj srity? Kas Lenkijoje vyksta? Kur Lenkija juda politikoje? Tai čia turbūt reikėtų labai tokį, irgi giliau užgriebti. Aš labai mėgstu tokį kontekstą. Tai yra toks veikėjas, turbūt žmonės, kurie domisi apskritai politiką, žino, tai yra Duginas, kuris yra toksai Putino ideologas, sakykime, jisai Eurazijos ideologas ir jisai, žodžiu, ant jo visos tos keistos iškreiptos filosofijos ir stovi turbūt ištakos viso karo, ką dabar Putinas daro ir panašiai. Tai Duginas, jisai yra labai įdomių dalykų apie Lietuvą ir Lenkiją pasakęs. Jis iš esmės mus abi šalis, nepaisant to, kad mes kur kas mažesnė šalis nei Lenkija, mato labai panašiai. Kaip kliūtį. Kliūtį būtent Rusijos įtakos ekspansijai į centrinę Europą. Ir jo viena iš minčių tokių buvo, kad negalima leisti Lietuvai suartėti su Lenkija. Kitaip tariant, skaldyk ir valdyk. Bet čia nieko naujo. Čia senas prieškarinis naratyvas Rusijos. Čia net ne prieškarinis. Tai pasižiūrėkime į ATR. Jau grįžkime dar senesnius laikus. Nes kol buvo Lietuvos, Lenkijos, tada dar Baltarusijos dalies, Ukrainos ta visa unija, sakykime, tai buvo kaip toks skydas prieš Rusijos ekspansiją į Europą. Ir jų yra interesas, kad mes pyktumėmės, nedraugautumėm, kad tarpusavį būtų, kaip čia, kovos kažkokios. Ir beje, tas pats Duginas sako, tai reikia išnaudoti tautinės mažumas, būtent kelt konfliktą tarp šitų 2 šalių. Ir aš pati sudarius tokią ataskaitą apie tai, kaip Rusijos ir Baltarusijos propaganda taikosi lietuvių ir lenkų santykius. Ir ten tokių įdomių dalykų suradus, pavyzdžiui, mane šiaip net prajuokino. Tai vienas iš tokių dažniausių naratyvų, kad Lenkija nori atsijimti Vilnių. Bet lietuviai, ačiū Dievui, kažkaip ant to nelabai pasikabina ir nelabai reaguoja. Šitas naratyvas neina. Bet yra ir kitų naratyvų, kur yra išnaudojama ir iki šiol. Ir ką
kai Moravieckio buvo vyriausybė, buvo kitoks požiūris į Lietuvą ir mes turbūt matėm ir daugiau, labai buvo daug vizitų Lietuvoje, labai toks bendradarbiavimas. Aišku, pragmatiškai, dėl to, kad, tuometinė Lenkija turėjo daug problemų su ES ir jiem reikėjo sąjungininkų, kad ta Lietuva kažkaip palaikytų, pabalsuotų ir panašiai. Dabargi, sakyčiau, Tusko vyriausybės kryptis yra į kitą pusę. Tai yra Vokietija, Prancūzija. Mūsų regionas nėra toks svarbus, nes aš dabar bandau prisiminti, o Tuskas buvo atvažiavęs į Lietuvą, kol, tapęs premjeru. Tiesą pasakant, nepamenu. Čia iš tikrųjų geras klausimas. Gal ir buvo, bet greičiausiai nebuvo taip ilgai užsilaikęs, nes, kadangi mane kai kas vadina profesionalią Lenkų kalbintoją, tai jeigu aš jo nekalbinau, tai vadinasi, gal buvo kažkoks labai trumpas vizitas. Sikorskis žinau, kad buvo, bet irgi labai toksai, atvažiavau, pabuvau kažkokiam renginį, išvažiavau. Tai mes nesam jų prioritetas šiuo metu, nors... Kodėl? Kodėl yra pasikeitę ta kryptis? Yra labai įvairių tokių... Aš tai sakyčiau, pavyzdžiui, Moravieckio vyriausybės buvo visiškai kitoks požiūris į tą patinę Lenkų tautinę mažumą. Ir Dūda pats yra pasakęs, Lietuvoje atvykęs, jis pasakė tokią frazę: ačiū Lietuvos Lenkams, kad esate tokie geri Lietuvos piliečiai. Jisai pasiuntė žinią, kad žiūrėkit, mes jūs mylim, gerbiam, mes jums padėsim, bet jūs esat Lietuvos piliečiai. Vienas kitam neprieštarauja mano suvokime. Bet yra žmonių, kurie... yra, sakykime, politinių jėgų, kurių kaip ir tikslas yra, skaldyti, nes tada už juos balsuoja ir tarkim, aš esu, žinau, man yra pasakoja tokia istorija apie vieną Lenkų mokyklą nedidelę, kurią, ten labai nedaug liko vaikų ir kurią norėjo perkelti, klasę į lietuvišką mokyklą. Ir viena politikė, kuri kaip ir atstovauja būtent sako, kad atstovauja tai tautiniai mažumai, pasakė, palikit tuos vaikus ramybėj, jau tegul jie dasimoko ten, žodžiu, nesvarbu kokybė švietimo, nesvarbu, ką jie ten baigs ir ką jie veiks, žodžiu, nelieskit tos mokyklos. Ir aš galvoju, bet tavogi darbas yra kaip tik už tą vaiką kovot, kad jis gautų kokybišką švietimą, kad jis turėtų galimybės, kad jis galėtų įstoti. Ir man net pikta pačiai, nes aš pati iš lenkiškos mokyklos esu, ir man tai pikta, kad, dėl tų vaikų nekovojama. Man visą laiką labai už juos pikta būna. Tai yra labai daug interesų, niuansų visokių. Pavyzdžiui, tarkim, irgi, man atrodo, lietuviai neatkreipia dėmesio. Šalčininkų rajonus paimkim. Populiariausias egzaminas – rusų kalba. Ne lenkų, ne lietuvių, rusų kalba. Kaip užsienio kalba. Užsienio kalba? Jo. Okay. Jo. Visiems viskas fine, visiems viskas ok su tuo, man ne. Aš sakyčiau, kad Lietuvos Lenkas turi puikiai mokėti lenkų kalbą ir lietuvių. Visa kita, anglų, ten rusų. Kas pasirenka, kaip pasirenka, tegul. Ir kartais atrodo, kad nieks nesigilina ir maždaug, tai čia yra tokia problema ir aš apskritai labai mėgstu sakyti, kad žmonės Lietuvoje prisimena, kad mes turim Šalčininkų rajoną kitą dieną po rinkimų. O po to pamiršta iki kitų rinkimų. Kodėl? Kas yra? Dėl to, kad per daug vargo, nėra politinių dividendų. Kodėl taip yra? Visų pirma, tai šitas klausimas yra labai užleistas daug metų. Nuo pat nepriklausomybės, sakyčiau, pradžios. Nežinau, kaip ten buvo, bet mano požiūriu, tai tie rajonai Vilniaus ir Šalčininkų buvo tiesiog palikti vienai partijai ir, žodžiu, mums neįdomu, mes ten nevažiuojam. Yra buvę atvejų, kai didžiosios lietuviškos partijos, nežinau, ten savo kandidatus kažkokius siunčia ir panašiai. Mes turim merą dabar, socialdemokratą. Čia pirmas kartas, aš Vilniaus rajone gyvenu, tai pirmą kartą, kai meras yra iš kitos partijos. Taip, bet Lenkas. Bet šitoje vietoje nėra problemos. Esminis dalykas yra, kad galų gale yra daug partinė sistema. Taip, bet kiek jis iš tikrųjų, kiek buvo įdėta pastangų ir kaip ilgai buvo dirbta,
Čia yra niuansas. Nes aš kiek pasikalbu su tom lietuviškam partijom, neapsimoga, vis tiek mūsų neišrinks. Tai aišku, jūsų neišrinks, kai jūs mėnesį prieš rinkimus atvažiuojat ir sakot, aš jums čia dabar paaiškinsiu, kaip čia reikia gyventi ir už ką balsuoti. Nu taip nebūna, tai yra įdirbis, žmonės turi tavim pasitikėti, tave žinoti ir panašiai. Tai man atrodo, kad yra sudėtingas toks mazgas, kurį sunku išnarpliot, bet aš visą laiką labai mėgstu priminti, kad čia ne Rusijos, ne Baltarusijos, ne Lenkijos iššūkis. Mūsų, nes tai yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jie turi Lietuvos Respublikos pasą ir balsuoja rinkimuose ir turi visiškai tas pačias teisės ir pareigas kaip ir lietuviai. Ir čia šiaip problema yra tokia gili, kad, pradėkim nuo to, kad tik dabar neseniai istorijos vadovėliuose lietuviškuose atsirado kažkas apie tautinės mažumas. Nes aš žinau atveju, kai vienas mano pažįstamas, jis, žodžiu, vedė lietuvę, o jis pats Lenkas Lietuvos, ir tos lietuvės tėvai jo klausė, tai Lenkijoje ką tik rinkimai vyko, už ką balsavai? Nes jie nesupranta, kad tai yra Lietuvos pilietis, tik tai, kad jo gimtoji kalba yra kita. Tai nėra tokio supratimo, suvokimo. Lygiai taip pat aš susidūriau, kai įstojau į žurnalistiką, tai aš buvau kažkoks kosmonautas. Tai manęs žmonės klausė, iš kur tu lietuviškai moki kalbėti. Nors aš gimiau Vilniuje, augau Lietuvoje, ta prasme. Ir, tikrai, ir aš manau, kad labai faina, kad atsiranda tų tautinių mažumų atstovų, kurie eina kalbą, kurie jau tokie jaunimas ir tose pačiose partijose įvairiose ir pas liberalus, ir pas socdemus, ir su konservatoriam tai sunku Lenkus pritraukti, bet aš irgi žinau priežastį, kodėl taip yra. Tai neišduosit? Galiu išduoti. Pavyzdžiui, čia nėra paslapties. Mano, pavyzdžiui, mama pati labai pyksta ant konservatorių dėl žemės. Kilnojamos žemės. Okay. Nes kai ji tapo kilnojama, tai tiesiog labiausiai ir buvo nuskriausti Lenkai, kurie aplink Vilnių turėjo žemę. Tai jiem yra toks nuoskauda iki šiol. Tai aišku, aš nesakau, gal tikrai yra žmonių, kurie su tuo nesusiję ir jiem arba pamiršę, bet kiek aš girdžiu iš aplinkos. Bet tiesiog labai džiugu, kad vis daugiau tokių jaunų, sėkmingų Lietuvos Lenkų ar Rusų, nesvarbu, kurie rodo pavyzdį, kad galima Lietuvoje, turint kitą gimtąją kalbą, galima čia ir karjerą pasidaryti, ir būti priimtam ir panašiai. Nors tikrai žinau ir iki šiol yra, ir aš pati su tuo susidūriau, kad, tai lietuviai jūsų nemėgsta, jūs nežinau, nepriims niekada ir panašiai, ir panašiai. Tai yra dar tokio. Stereotipų iš abiejų pusių. Vieni sako, kad ten palikim, galų galia tie rajonai yra ir pasienio rajonai, ir kai šnekam apie saugumo, sakykime, situaciją, tai labai svarbus rajonai, bendrai. Taip. Tai, Aleksandra, dėstot žurnalistiką. Taip. Tai klausimas yra, kaip jūs matot dabartinę žurnalistiką, kur jinai eina ir ką jūs sakot savo studentams? Kas yra svarbiausia žurnalistikoje? Aš savo studentams labai mėgstu rodyti nesąmonės, kurias rašo žiniasklaida. Ir jiem patiems sakau, kaip tik dabar buvo atostogos, sakau, paieškokit, po to pasižiūrėsim, kartu pasijuoksim. Bet iš tikrųjų čia toks juokas pro ašaras. Nes aš jiem ką ir bandau parodyti, kad žiūrėkit, kad žmonės neskiria iki. Ar čia LRT, ar čia 15 minučių, ar čia Delfi, ar čia kažkas. Jeigu kažkas parašo nesąmonę, visi žurnalistai durniai, beraščiai ir ten neverti pasitikėjimo. Tai mes iš tikrųjų su kolegom sėdim visi ant tos pačios šakos ir būna kartais gana pikta, kad kažkas pjauna tą šaką, ant kurios mes sėdim. Rašo, pavyzdžiui, kur žmonės ten piktinasi, kokias čia nesąmonės rašot, ten, tikrai būna nesąmonės totalius. Aš ten net, pavyzdžiais. Bet čia yra sistema pati, ar ne, internetinės žiniasklaidos tam, kad sudomint, pritraukti ir išlaikyti.
Nu, yra einama tuo, lengviausiu keliu. Taip, ir man, aišku, tada studentai sako, bet dėstytojai, tai jūs prieš pramogų žurnalistiką nusiteikus, sakau, absoliučiai ne, bet ji turi, gali būti irgi kokybiška. Aš atsimenu, buvo pavyzdys, aš rodžiau jam pavyzdį, kad parašė vienas portalas apie tai, ką susapnavo Paksaitė. Ir aš sakau, tikrai, jums tai atrodo tikrai žurnalistika, sakau, jūs va čia dėl to 4 metus mokotės, kad va tai va rašytumėt. Tai aš nesakau, kad negalima ten apie ją rašyti, puiku, yra žmonės, kuriem patinka įdomu, tegul skaito. Bet susapnavo, tai tada gal paklauskim, ką premjeras susapnavo, manau, kad aktualiau žmonėm būtų. Taip. Tiesiog yra tokių... Sakys, kad nesureikšminkim. Nesureikšminkim. Bet yra tokių pavyzdžių tikrai ir ką aš bandau šiaip savo studentam perteikti, jie yra pirmakursiai, dar tokie ne iki galo gal suprantantis, kur atėjo, kad tai yra sunkus darbas. Ir būna toks lūkestis, kad ateina, aš čia noriu būti žvaigždė. Aš čia noriu būti žvaigždė, influenceris, čia visi mane mylės ir mėgs, sakau, ne, jeigu jūs būsit geras žurnalistas, jūsų nekęs visi ir heitin, sakau, nes jūs visiems būsit nepatogus. Aha. Ir būna tokio, ne iki galo suvokimo apie ką šita profesija, kad ji yra ne apie tave, ji yra visiškai ne apie tave, jinai yra apie kitus žmonės, apie problemas, valstybę ir panašiai. Bet tai faina, tavęs turėti ten daugiau tų... sekėjų, kad skaitytų. Klausimas, kam? Kam? Ar tam, kad paglostytum savo ego, koks aš fainas, gražus, protingas, ar tam, kad tu iš tikrųjų bandytum daryti pokytį kažkokį valstybėje? Tai man atrodo, čia labai didžiulis skirtumas. Ar jaunieji studentai, kurie ateina studijuoti žurnalistiką, dar prisimena, kad visgi žurnalistika kaip ir jos tokia prigimtinė buvo priedermė to sarginio šuns, kuris, o ne būtent to, kaip sakyti, ne Instagramo žvaigždės. Tai bandau aš jiem tą įdiegti ir beje, aš čia dar transformuoju tą sarginio šuns vaidmenį, nes taip man dėstė Romas Akadolskis, amžinatilsį, jis yra visiškai mano mokytojas ir jis tikrai užauginęs yra ne vieną žurnalistų kartą ir mums labai pasisekė, kad mes tokį mokytoją turėjom. Tai jis mums labai daug apie tai kalbėjo, apie tą prasmę, kodėl šita profesija svarbi ir panašiai. Ir tas suvokimas labai gelbėja tokiais atvejais, kai tikrai atrodo, kad kam man čia reikia, mane čia visi puola, bet eisiu kur nors dirbti, kur ramiau ir panašiai, bet tu tada prisimeni, kodėl tu iš vis atėjai tą profesiją. Bet mes, sarginiai šunys, dabar ne tik ta prasme, kad mes ten stebim valdžią ir valdžia atskaitinga prieš visuomenę ir panašiai, bet ir feikai, dezinformacija. Taigi mes esam visiškai, kaip aš sakau savo studentam, mes esam taikiniai. Kiekvieną dieną jūs turite ateiti į darbą su suvokimu, kad mane šiandien gali bandyti apgauti, ten pakišti kažkokį feiką, netikrą naujieną ir panašiai. Ir mano darbas yra sarginio šuns ir ta prasme, kad aš saugau visuomenę nuo tos dezinformacijos, netikrų faktų ir panašiai. Tai ta prasme mūsų darbas dar pasunkėjo. Nes ką jūs ir užsiminėt, kad labai daug informacijos ir taip toliau. Ir taip, tu bėgi, leki. Ir tada labai lengva tau įkišti kažkokią nesąmonę, kad tu imtum ir paskelbtum. O, pavyzdžiui, LRT, kuris yra visuomeninis transliuotojas ir tikrai ne viena apklausa ir net ne apklausa, bet šiaip statistiniai duomenys rodo, kad kai kažkas labai svarbaus nutinka, covidas, karas ir panašiai, visi jungiasi visuomeninį transliuotoją. Ir ne tik Lietuvoje, bet Europoje, nes vis tiek patikimumo standartas. Tai mums dar didesnė atsakomybė, nes jeigu jau LRT paskelbė, vadinas tikrai čia turi būti tiesa. Tai aš visą laiką jiem ir sakau ir ką bandau mokyti, tarkim, ir per pavyzdžius. Irgi nesenas atvejis buvo, kai žuvo JAV kariai ir staiga mūsų visa žiniasklaida pradeda cituoti JAV karių žmonas. Mes to nedarėm. Ir aš sakau studentam, o kodėl, kaip jums atrodo, kodėl mes to nedarim? Ir ten, aišku, įvairūs jų, įvairios mintis. Kad čia gal nežmoniška, dar kažką. Nesakau, o kaip mes patikrinsim, kad tai yra tikrai to kario žmona?
Nu, aš suprantu, jeigu BBC paskelbė, tai mes pasitikim BBC, Reuteriu ir žinom, kad jie tikrai patikrino, jie žino. Bet ten buvo kažkoks vietos JAV žiniasklaidos laikraštėlis, kur aš pirmą kartą gyvenime girdžiu. O tai kaip jūs, kolegos, patikrinot, kad tai yra tikrai to žmogaus žmona? Ir aš manau, kad jie net apie tai nepagalvoja. Ir va, tas labiausiai mane liūdino, turbūt. Oksana, jūsų galva, kur žiniasklaida eina? Nes čia, šnekindamas Rimvydą Valantką, jis labai tokią įdomią mintį pasakė, kad ateityje žiniasklaida praneš vis mažiau naujienų. Nes tiesiog mažėja, kaip tai, žiniasklaida yra ir verslas. Ir aišku, mes šnekam ne apie nacionalinį transliuotoją. Bet efektyvumas, mažinimas, su mažiau žmonių daugiau padaryti. Ir visa tai veda prie to, kad įsigilinimui laiko nėra į temas, ar ne, plaukiam paviršium. Kokia bus žiniasklaida ateityje? Taip. Jūsų matymu. Aš savo studentams sakau, kad pats blogiausias klausimas yra, kaip vertinat. Sakau, mano mama gali ateiti į Seimą, su visą pagarbą, pakišti mikrofoną ir sakyti, kaip vertinat. Tai jūs turit, kaip žurnalistai, daugiau žinoti ir paklausti, o ne kaip vertinat. Su įsigilinimu taip, aš visiškai pritariu, kad Lietuvoje yra pakankamai maži resursai ir žmonės daro viską, vieną dieną apie energetiką, kitą dieną apie, nežinau, kultūrą, trečią dieną ten apie rytų partnerystę, sakykime. Ir mes savo redakcijoje labai stengiamės, kad žmonės specializuotųsi, ne visada gaunasi, nes būna tokių temų, kur tiesiog išsprogsta ir visi tada vis dirba viską, bet vis tiek mes turim, pavyzdžiui, žurnalistę, kuri švietimo temom rašo, kuri kita socialiniam temom, vis tiek, kad žmogus galėtų įsigilinti ir ne tik įsigilinti, kai tu dirbi su kažkokia tema, tau atsiranda daugiau kontaktų, šaltinių, tai yra visiškai, ta prasme, tau tiesiog žmonės žino, kad pas tave gali ateiti su kažkokia informacija. Ir mes to ir siekiam, bet aišku, ne visą laiką taip gaunasi ir aš suprantu, kad ypatingai komercinėje žiniasklaidoje tai iš vis turbūt sudėtinga, bet dėl naujienų mažėjimo, tai aš esu kitokią mintį skaičius. Tik neatsimenu, man atrodo, gal New York Times redaktorius kažkas sako, žiūrėkit, kad žmonės kaip tik grįž prie tradicinės žiniasklaidos. Nes feikai, deepfeikai, dirbtinio intelekto sukurti paveiksliukai ir taip toliau ant tiek išplis, ir žmonės supras, kad jie neturi jokių galimybių ir resursų patys patikrinti. Po kiek metų atsiras portalai, kuriuos pilnai dirbtinis intelektas kurs? Manau, kad gali jau ir dabar ir yra tam tikros temos, kur tikrai gali, tarkim, aš nežinau, ten akcijų rinkų, biržų kažkokias ten naujienas, bet aš tikiu, kad nebus taip, kad dirbtinis intelektas visiškai pakeis žurnalistą, nes mano nuomonė dirbtinis intelektas negebės įvertinti visuomenės interesų. Kur, ką mes darom. Ir mes turim tokių temų, kur mes turim labai balansuoti. Kiek yra visuomenės interesas, pavyzdžiui, yra, tarkim, savižudybių tema, sakykim. Jinai yra labai labai smarkiai reguliuojama. Daug ko negalima rašyti, praktiškai nieko negalima rašyti. Tai tokiom temom mes visą laiką turim pasverti. Ar yra ar yra visuomenės interesas apie tai žinoti ir skaityti. Galbūt mes ten mus kas nors paduos į teismą, bet jeigu mes esame įsitikinę, kad tai yra visuomenės interesas, mes apie tai rašysim. Ar dirbtinis intelektas tai sugebės įvertinti? Nemanau. Jis dar neturi tokios moralinio stuburo kažkokio. Bet jis irgi vystosi ir klausimas, kur jis bus po 3-4 metų. Bet čia irgi klausimas, o kokios yra vertybės. Ir aš irgi tokiam projekte dalyvauju su Britų tarybos projektas ir su skaitmeninės etikos centru. Ir mes tokias pamokas vedam ir vaikam, ir tėvam, tautinių mažumų beje mokyklose. Ir kolegės iš skaitmeninio etikos centro labai įdomių pavyzdžių pateikė su dirbtiniu intelektu. Pavyzdžiui, tokie socialiniai tinklai kaip Snapchatas, jie turi ten tokius AI draugus vaikam. Žodžiu, kad tu gali su juo ten pačiatinti ir jis tau atsako į klausimus ir panašiai, kas irgi yra didžiulė problema, nes jeigu anksčiau paauglys susipyksta su draugu
ateina pas mamą, tėtį ir sako, mama, tėtį arba pas sesę, kaip man čia susitaikyti, tai dabar nereikia nei mamos, nei tėčio, nei sesės, aš savo to robotuko paklausiu, jis man atsakys. Bet jis atsakys pagal kokias vertybės. Žinot, kaip pirma versija ChatGPT, sakė, matematinius uždavinius sprendė 98% tikslumu. Po kelių mėnesių sprendė tik tai kelių procentų tikslumu, nes žmogus gali... Tai nėra dalyko, ko žmogus negalėtų sugadinti. Pagal algoritmus kažkokius tėjo. Bet čia vat ir yra, atsiranda toks iššūkis, kad ar mes kaip tėvai norim, kad mūsų vaikus auklėtų pagal savo vertybės dirbtinis intelektas, ar mes visgi? Nes mūsų vertybėsgi skiriasi visų kiekvienos šeimos. Taip. Tai vat man labai įdomu, kai labai daug tėvų bijo, kad ten lytinio švietimo pamokų, kad ten prisakys kažkokių nesąmonių, kur mūsų ten šeimai nepriimtina, bet kažkaip nežiūri, ką vaikai telefone daro. Tai ten paskaitykit, ką jiem prisako dirbtinis intelektas ar kokie nors šiaip žmonės, kurie neva tai bendraamžiai draugai, o iš tikrųjų nebūtinai. Tai vat man atrodo, va čia yra blind spot, didžiulis visuomeniai. Būtent, kad visą laiką tėvai yra atsilikę nuo vaikų būtent naujų dalykų internete vartojame. Čia yra tas, matyt, neprisivėjamas dalykas kartais atrodo. Aš dabar neseniai skaičiau knygą, aš dabar galvoju, kaip nerimo karta gal... Neatsimenu dabar kaip vadinasi, bet būtent apie tai, kaip technologijos pakeitė vaikus. Ir ten labai įdomus toks pastebėjimas buvo, sako, mes vakariečiai, nes čia viskas apie vakarų pasaulio yra, kad mes ant tiek pradėjom rūpintis fizinę vaikų sveikata, pavyzdžiui, kad dabar, kai mes ten, aš augau, buvau maža, tai žaidimo aikštelės kokios buvo. Ten galėjai ir koją susilaužyti. Dabar ten iškloja, kad tik tai nesusimuštų, žodžiu, ten minkštos ir taip toliau. Ir tėvam atrodo, kad jeigu vaikas mano fiziškai sėdi namie, tai jis visiškai saugus, aš jį matau, aš jį saugau. Bet ką jis telefone daro? Tie visi iššūkiai, challenge'ai ir taip toliau. Tai visi, žmonės nesupranta. Protą ir emocijas palikom atskirai nuo kūno ir rūpinamės tik tai kūnu. Taip, iš esmės taip, nes internetas atrodo, tai imk tą telefoną, tai ir ten nėra fizinių kažkokių kaip ir grėsmių, kaip ir nebuvo, bet jos yra, nes vaikai žalojasi, vaikai, nežinau, kažkaip neįvertina rizikų ir panašiai. Man atrodo, čia yra didžiulė problema Lietuvoje dabar ir visuomenė ir mes turime apie tai kalbėti, nes ne visi žmonės net supranta, kad tai yra, negali tu paleisti tą internetą vaiko tiesiog be jokių ten, nežinau, stebėjimo ar pokalbių, ar tiesiog ganytis. Ačiū, Aleksandra, už laiką. Iš tikrųjų, galėtume matyti šnekėti dar porą valandų. Taip. Labai dėkui mūsų klausytojams ir žiūrovams iki kitų kartų.